bandysime sumaišyti net 11 skirtingų produktų. Jie sudėti pagal dėjimo tvarką. Pirmiausia, tirpinami produktai, vėliau produktai su pH didėjimo tvarka, augalų apsaugos produktai ir pats šarmingiausias boras. Taigi, matote, jau yra paruoštas tirpalas su karbamidu ir magnio sulfatu prie 5 laipsnių temperatūros. Na ir dėsime kitus produktus. Įjungiame maišymą, ištirpiname jau magnio sulfatą, karbamidą. Pradėsime nuo rūgščiausio produkto, kurio pH yra apie 2, tai yra fosforo rūgšties produktas. Dėsime ANFS, kuris pH apie 3. Organiniai produktai dažniausiai būna linkę į didesnį pH, į šarminį. Įprastai kalio produktai yra stipriai šarminiai, tačiau mūsų kompanijai pavyko pagaminti kalio produktą, kurio pH yra 6,2. Dėl to mes į šitą technologiją jį pilome anksčiau negu pesticidus. Taip, randa kaip ir balta nuosėda, bet jinai... Nuosėdiniais pesticidais jiems reikia ilgesnio maišymo, tuomet nebelieka baltų nuosėdų, nes jos ilgainiui įsimaišo ir ištirpsta. Ir pabaigoje dedame šarminį boro produktą. Apžiūrim, vizualiai jokių netirpių darinių nesusidarė. Kągi, pabandom prapilti per filtrą, kad įsitikintumėm. Kaip matoma, jokių nuosėdų nėra. Tai išvada ta, kad net ir maišant 11 skirtingų produktų, sudėjus juos pagal mūsų rekomenduojamą metodiką, neiškris nuosėdos ir neturėsime netirpių junginių. Dabar pakartosime analogišką bandymą, tik tai išimsim mangano, cinko ir vario tirpalą ir jį pakeisim į suspensinį. Dažnai girdime mitą, kad suspensijų negalima maišyti su fosforu, nes turėsime netirpias nuosėdas. Tačiau padėjus į tinkamą vietą, eiliškumą, mes problemų maišant neturėsime. Prieš dedant suspensijas į tirpalą būtinai pradžioje reikia jas gerai išplakti, kad pasiskirstytų dalelės per visą tūrį. Kągi, Justina, galim pažiūrėti. Dabar pilsim suspensiją ir ar sureaguos mūsų tirpalas. Tai matomos dalelės yra būdingos suspensijoms, bet maišant jos nekelia jokių problemų. Pasižiūrėkim, ar nėra netirpių junginių. Matome, kad ant dugno nėra nusėdusių dalelių. Taigi dabar bandysime filtruoti. Noriu dar priminti, kad suspensijoje esančios dalelės yra mažesnės negu 15–10 mikronų, todėl jos puikiai persifiltruos per 50 mikronų filtriuką.